Atrodo, tik vakar mudu įlipom į raudoną Leliūnų bažnyčios bokštą. Apžiūrėjom varpus iš arti, didįjį ir mažąjį. Aplinkui suko ratu išsigandę karveliai, jie bokšte perėjo. Nuo aukštybių man svaigiau galva. Prisimeni, tu pasakei, giedrą dieną čia matosi 5 bažnyčios. Bet mes žiūrėjom tik 2. Užtat visas miestelis tartum ant delno. Augau čia Leliūnas iš. Aš Leliūnų mokyklą baigiau. Tai vieta, kurioje aš dirbu, kurioje atlieku savo tarnystę. Mes taip su žmona sakom, kad kodėlgi mums čia nepabandyti tų miežių pasėti, paukininkauti. Sava žemė, savas sklypas, sava tėviškė. Tai yra mano pradžia, ir man atrodo, gali bus ta Leliūna ir pabaiga yra čia. Kartu su žmona iš mokyklos pasiėmėm tuos vaikučius, pradėjom kviestis, pradėjom po truputį repetuoti ir tas lipdėsi visas tas branduoliukas. Vaikai tikrai noriai eina dainuoti ir jie šiaip turi labai daug užimtumą, bet aš nežinau, manau, kad dainavimas yra pagrindinis jų užimtumas, nes daug reikalauja energijos, daug kelionių, daug repeticijų, įrašų studijos. Aišku, labai daug lemia tas išvykimas, kelionės, kuo daugiau koncertuoti, kuo daugiau išvykti pamatyti. Tai nuo to ir yra rezultatas ir per 10 metų šiek tiek jau turim tų rezultatų pasiekę. Laimėję esam 1. vietą pavasario fiestos konkurse Kaune. Čia didžiausias mūsų pasiekimas. Vaikam buvo toks, sakyčiau, netgi šokas, nes kaip visi žino, Kaunas tai yra ten šitų laikų pop grupių, tai yra didžiulis branduolys, didžiulis magnatas ir ten verda katilas didžiulis, tai konkuruoti su tokiais stipriais kolektyvais, tai čia buvo labai sunku. Ir dažniausia konkursuose būnam vieninteliai iš kaimo, šiaip būna miestų kolektyvai vaikų. Ir tai labai džiugu, kai pasako, kad mes negalim patikėti, kad čia vaikai iš kaimo, negali būti. Jie neatrodo taip. Leliūnai buvo įsikūrę ant kelio Daugpilis Kaunas, Varšuva tiksliau. Ir čia tas miestelis pagrindė ir būrėsi apie tą patį plentą. Buvo labai nemažai žydų, jie turėjo daug parduotuvėlių. Mano tėvas buvo kooperatyvo pirmininkas, reiškia, ir konkuravo, konkurencija buvo. Štai šituose parapijos namuose aš esu gimęs. Mano tėvelis vargonikavo šioje bažnyčioje. Čia buvo mano pirmoji mokykla, kurią aš ėjau nebe iš čia, o iš Strazdiškio. Mano senelis Antanas Zaranka buvo zakrasijonas ir pirmas lietuviškos mokyklos, kada grąžino spaudą, mokytojas. Savo tėviškėje esu atidavęs duoklę tokią poemą Ariadnė siūla, 72-73 metų. Antras darbas Strazdiškio legijos. Ir trečia va šitą knygą, mes iš Leliūnų parapijos. Šitą knygą tikrai nebūtų pasirodžiusi be tų darbų, kuriuos padarė Eleonora Zarankaitė. Atliko tokį labai didelį darbą, sakysim, surinko duomenys apie visus kaimus, kokie gyventojai gyveno 37 metais. Iš Leliūno atimk šitą gražią šventovę, kas čia bus. Miestelis ant kelio.
Tarp kito, toje bažnyčioje labai geri vargonai yra. Tai mano darbovietė. Aš dirbau. Nuo 41 metų dirbau aš. 16 metį man čia pakvietė amžinatilsį kunigas Gudonis. Ir 62 metų išgrojau, kaip sakot. Pasilgstu, galima sakyti, kad aš to ilgios, gerėjos savo darbą. Man patiko tas darbas, vadinasi. Ir dirbau. Ir dabar man malonu girdėti, kai groja, kai gėda, tai aš tuo pačiu pergyvenu. Čia yra vargonikavęs, pavyzdžiui, Gruodis, bet jis jau neturėjo balso. Įdomu buvo vargonikavęs. Gruodis vargonavo, o giedojo Juozas Karosas. Čiagi buvo dabar kaimas, miestelis, mes sakome, tai yra kaimas. Ir tada buvo dar didesnis kaimas. Bet tame kaime buvo žmonių, kurie darė viską, kad čia atsirastų tokia didelė šventovė. Ir tiem žmonėms rūpėjo pastatyti ir padaryti, kad bažnyčia buvo kas, brangiausia, kas gražiausia. Ir tas matosi, tas jau 100 metų, kaip šitą bažnyčią stovi, ir aš ateidamas visą laiką, žiūrėdamas į tuos altorius, matydamas tą bažnyčią ir iš išorės, ir iš vidaus, visą laiką tikrai mėgaujuosi tuo grožiu, kurį čia matau. Saulala teka Leliūnų šone, pro 2 raudonus bažnyčios bokštus, pro aukštus bokštus, pro patį tarpą. Kada saulala užvis gražiausia, tada in smulki ilgai žiūri, in ežerėlį, tą veidrodėlį. Mes turime labai daug tautodailininkų, meno mėgėjų. Na ir turime prie didelio kelio nuostabų muziejų. Tai Vytauto Valiušio muziejų, kuris garsina ne tik Uteną, bet ir visą Lietuvą. Man gyvenime labai pasisekė, aš dirbau 10 metų Kaune dailės kombinate, dirbau su labai talentingais, garbingais dailininkais, taip kad man praėjau labai gerą mokyklą. O čia atvažiavau, niekas negalvoja, kad čia bus muziejus įkurtas ar bus kas nors. Ir pirmiausia, norėjau save realizuoti. Pradžia buvo tokio keistolė, nes aš žiemą maudydavausi Eketėje ežere, bėgiodavau, sportuodavau, tai išsakydavo, ką tu čia dabar lakstai geriau, su primėšlo padirbėk. Paskui pamatė, kad čia podus dariau, viskas yra. Taip, kokie 20 metų čia mes ramiai, tvarkingai gyvenam Leliūnuose. Man yra gyvenim ne tik leliniškių, bet ir žmonių yra. Padorumas, darbštumas ir sąžiningumas. Aš esu toks seno kirpimo bernas, man garbės kodeksas reikalingas. Kadangi aš ne muziejininkas ir ne kolekcininkas, aš į muziejų žiūriu visai kitai kūrėjo akimis girdi yra. Todėl man muziejus yra ateitis, o ne praeitis yra. O tą surinkęs kolekciją 3000 eksponatų, man iš tikrųjų labai pasisekė su ta kolekcija. 3000 eksponatų vienam berniokui surinkti labai pasisekė su savivaldybė, kuri per tos 10 metų iš tikrųjų labai netrukdė. Ir prisidėjo, labai dėkingas muziejui kraštotyros, direktorė Lilija Jovarnė girdė. Čia mes visi komandinis toks žaidimas, mes turime iš tikrųjų europinio lygio gerą rezultatą. Konfucijus yra pasakęs, susirask mėgiamą darbą, visą gyvenimą galėsi nedirbti. Aš 40 metų ir nedirbu. Apibūdinsiu vienu tokiu žmogaus vieno posakiu. Kai mes tada pradėjom kurtis čia, jisai sako, kur jūs čia, visi žmonės kaip žmonės prie žmonių, sako, jūs į Sibirą šitą, sako, traukėtės.
Mumgi atrodė, kad mes norim gyventi vienkiemėje, sodyboje, plėsti ūkį, pieno ūkį. Reikėjo melioruoti, reikėjo visur stengtis, rūpintis. Nu, žodžiu, jauniems žmonėms kažkaip mums netrodė labai jau baisu. Kaip aš dėkoju Dievui, kad aš nesu sofos bulvė, kad kažkaip visą gyvenimą judu, turiu daug erdvės, turiu gyvūnų, turiu karvių, turiu viršelius, kuriuos myliu. Kitą pavasarį bus 20 metų, kaip mes ant plyno lauko čia sukūrėme, dabar jau sakyčiau ir visai neblogą, europietišką dabar jau galima būtų pasakyti pieno ūkį. Kiekvienai šventai, tiek Kalėdom, tiek Velykom, žmonės labai ruošdavosi, labai puošdavo namus, juos švarindavo. Vat ir tada atsirasdavo puošybos elementas kaip sodas. Bet tas šiaudas tai iš tikrųjų reiškia ramybė. Ir vaikams sakydavau, jeigu atėjai pasimušęs su draugu, tai nesėsk jo dirbti, nes neišeis šiaudukai plyš. A plyš vien dėl to, kad tu savy neturi ramybės. Ir vaikam, tai yra viena iš tų terapijų, kaip dabar sako, kad visokios terapijos tos jau veikia. Tai veikia ir šitie darbai veikia teigiamai. Jeigu jūs buvote geri, padarė daug gerų darbų, tai jūsų sodas sukasi. Tai būdavo ateina ir sako, mokytoja, mano sodas šiandien sukasi. Sutvarkysim žemės plotus, pasėsim ganyklas, patrešim laukus ir mūsų jau ateities kartoms bus čia daug lengviau gyventi. Ir, pavyzdžiui, visada aš labai mėgstu praleisti atostogas, kadangi pajuntu, reiškia, šitą tokią aurą tėviškės. Leliūnai turi labai auksą tokį brandalį tų vaikučių, kurie daug dirba ir kurie daug šviesuliukai yra Leliūnų. Čia yra kaimas, o kaime turi būti geriau negu mieste. Čia gyventi labai gera, nes visi mes kaip didelė graži šeima. Jokas vad Leliūnai, taip, kaip ir visiems.